Sėkmingai įveikėm pervažiavimą, o dabar lieka tik 120 km, bet kopose. Tai turint patirtį kopose, tai mūsų laukia apie 3-4 valandos žiauriai karšto smėlio ir labai didelių temperatūrų. Taigi, kylame į kovą. Dainelę galiu pasakyti eilinę. Būna sekas, o būna kas sekas. Tai spaudžiau, gerai važiavusi. Tuomet vienoj kopui sulaužiau priekinę šakę, pusę nusukau, kol pasikeičiau šakę, sugaišau daug laiko, tuomet visas kopas tik su galų varomu. Su žiauriai pavargęs. Bet one more day, check. Užtek šiandien.